Labadiena, su jumis architektas Marius iš įmonės Kubinis metras ir šiame siužete palyginkime mūrinės ir karkasinės sienų konstrukcijas. Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad tiek mūrinės, tiek karkasinis namas tarnaus jums visą laiką, kiek jums to reikės. Tiek mūrinis, tiek karkasinis bus tvirtas, atlaikys visus Lietuvos klimato pokyčius ir taip toliau. Čia skirtumai yra gana nedideli ir juos pabandykime išryškinti. Visų pirma, statybos vyksta greičiau su karkasinio konstrukcija. Tai yra iš statramsčių surinkti sienas, jas apšiltinti ir izoliuoti užtrunka žymiai greičiau negu sumūryti iš blokelių ar plytų mūro sieną, ją tinkuoti, šiltinti ir vėliau įrengti sienų apdailą. Vis dėlto mūrinių namų likvidumas yra vis dėlto Lietuvoje geresnis. Jie gali būti parduodami brangiau, jeigu galvojate keisti būstą. Statybos darbai tiek vienu, tiek kitu atveju turi būti kokybiški. Taigi niekada kokybiškai pastatytas karkasinis namas jums negirgždės, jeigu esate girdėję tokį mitą, o mūrinio namo sienos bus lygios tik tuo atveju, jeigu dirbs tikrai kokybiškai statantis mūrininkai. Kalbant apie kainą, siūlyčiau pasižiūrėti mūsų parengtą lentelę. Labai svarbu atkreipti dėmesį ne tik į pačią sienos konstrukciją, bet ir į vidaus apdailą, į darbų kainą, į laiką, kurį užtruks įrengti tą sieną ir aišku į apdailą tiek išorės, tiek vidaus. Tik įvertinus visus šiuos momentus, jūs galite gauti vieną galutinę kainą, kuri ir padėtų jums apsispręsti vis dėlto rinktis karkasinį ar mūrinį namą. Galutinis atsakymas, kas pigiau, mūrinis ar karkasinis namas, yra, kaina nesiskiria arba skiriasi nežymiai. Todėl siūlyčiau atidžiai pagalvoti ir išsirinkti jums patį geriausią variantą. Ir susitiksime kitose mūsų video siužetuose.